Evangelija pagal Matą 6 skyrius 7-15 eilutės, kurios kalba viešpaties prašymų, sako, kai jūs kalbėsitės su manimi, su Dievu, nes malda yra pokalbis. Nedaugiažodžiaukite. Ką reiškia nedaugiažodžiaukite? Vadinasi, viešpats, kaip jau sakė, jis jau žino, ko tau reikia, dabar tik patį pagrindinį dalyką. Pasakykite esmę, ko nori. Jėzus pademonstruoja ir tiesiog mums pasufleruoja maldos modelį. Tėve mūsų maldą. Su jumis noriu pasidalinti, kad mes žinotumėm, o kaip reikėtų kalbėtis su viešpačiu. Žinot, geras dalykas, kai tu žinai eilėraštuką, kaip reikia kalbėti su Dievu. Bet jeigu jūsų paklausčiau, ar jūs būtumėte patenkinti, jeigu tavo sutuoktinė ateitų pas tave kiekvieną dieną ir su tavimi kalbėtų formulėmis. O tokia kaip pasakė, Biblijoje parašyta, taip ateini ir, pavyzdžiui, jeigu esi vaikas ir kreipiesi savo tėvelį ir taip visą laiką, tėve mūsų. Arba ten pridedat kažkokią tai formulę, ten išmokstat, žinot, dabar tų visokių sveikinimų yra, paruoštukų tokių. Ir va tokiais paruoštukais jūs tarpusavyje kalbėtumėtės. Ar būtumėte patenkinti? Tikriausiai, kol į tave tokiu paruoštuku kreipiasi mažas vaikutis, kuris tik pradeda mokytis kalbėti, ištaria pirmus žodžius. Tikriausiai didžiulis neapsakytas džiaugsmas užima tėvelius. Prisimink savo sūnų dukrą, kada jisai pirmą kartą ištarė gražų, sudėliotą logišką sakinį. Arba grįžęs iš darželio, iš lapšelio, sukalbėjo pirmąjį eilėraštuką. Tikriausiai nufilmavote, įdėjote į kažkokią tai erdvę, pasidalinote. Tačiau, kai tam tavo vaikučiai jau yra nebe 3 metukai, nebe 5, bet 20, 25, o gal net jau ir 55, o jis vis dar su tavimi kalba tuo paruoštuku, tą patį eilėraštuką, kaip išmoko kūdikystėje. Manau, greičiausiai jau nebefilmuotum tokio ir nuotraukos nebedėtum, tikriausiai kreiptumės į tam tikras medicinos įstaigas ir sakytum, kažkas su mano tuo artimu žmogumi, mano ten sutuoktiniu kažkas netvarkoj, kalba labai, kažkaip keistai su manim bendrauja. Tai trumpinant, reikalas yra tame, viešpats tikrai nesako, kad su juo dabar kalbėkitės tėve mūsų, sveika Marija, garbė ir taip toliau litanijom. Čia, jeigu jau neturi ką pasakyti, esi pirmokas, galbūt, kaip sakant, visiškai fantazija nedirba, gerai, paruoštukas tvarko, bet kaip reikia melstis? Išduosiu tokią paprastą paslaptį, tik niekam nesakykit. Nes kai žinai, kaip reikia kalbėti su karaliumi, tada žinai, kad viešpats tavęs išklausys. Pirmas dalykas, kai ateinat pas karalių, pas visagalį Dievą, padėkokit. Čia toks principas, savo žodžiais, taip kaip mokat. Nes jeigu tu ateini pas karalių ir nori iškart jau prašyti, man va tą duok, man čia tas, man čia skauda, čia nesiseka, duok. Karalius sako, palauk. O tą, ką jau tau daviau, ar man padėkoji? Neturiu laiką čia tau dėkoti, žinai, davai duok dar. Esi neįsiauklėjęs. Jeigu dar taip pridėsiusi kvailokas, gal taip reiktų pasakyti. Ateini pas karalių, matot, Jėzus, dangaus tėvo šventoji dvasia, nėra Vasia. Tai nėra kaimynas, pas kurį gali ateiti ir, žinai,
Bet kaip paprašyti? Jis yra karalius, yra, toks vadinamas karališkas etiketas. Kai jūs kalbatės su gatvės pažįstamu ir kaip kalbatės su Lietuvos prezidentu, skirtumas yra? Aš manau, yra. Vien dėl pagarbos. Taigi, pirmas dalykas, ateinat pas viešpatį ir padėkokit. Antras žingsnis, kai meldžiatės, atsiprašykit už tai, ką esate padarę blogo, už nepadarytus namų darbus, už neištesėtą žodį, pažadus, kas ten dar. Visas, sakykim, taip, žemiškas kliurkas, kurias darom pastoviai. Ar atsiprašot kada nors jo? Ar ateina taip, aš nieko nepadariau, aš nenusidėjau, nuodėmių apskritai neturiu. Tiesiog blizgu, šviečiu, tik tai nežinau, kodėl visi nuo manęs bėga. Ir trečias žingsnis, po šitų 2 žingsnių, kada meldžiate su viešpačiu, jeigu reikės, paprastai jau tie, kurie taip meldžiatės, tikriausiai suprantat, trečio žingsnio paprašyti ko nors Dievo, greičiausiai jau ir nebereikia. Taip daro profesionalai, taip daro šventieji, bažnyčios tėvai, kurie netgi jau nieko neprašydavo. Bet jeigu jau norit, dedat pirmuosius žingsniukus savo gyvenime, galit paprašyti. Taigi, pasikartosiu, pradžiai padėkojam, antras atsiprašom, trečias paprašom. Amen.